ką mes šnekam, tai viskas sukelia emociją. Taip. Ir mes apie tai kalbam. Tai man įdomu, iš kur tai, kodėl tai. Man iš vis emocijos prigimtis, kilmė, kodėl, kas, kaip, kada jinai atsiranda, kodėl tokia, kodėl kitokia. Kodėl gali būti dvi emocijos vienu metu, kur yra labai labai gera ir labai bloga vienu metu. Nu, kas čia per dalykai? Vincai, laukiu iš tavęs paaiškinimo. Tu ten tos ryties. Tu šitą jau. Greitai, čia pat. Ir nemėgink sakyti, kad nežinai. Ir trumpai ir aiškiai. Nes man pasišlikštėjimas sukėl. Ir dar pasišlikštėjimas. Okay. O tai kaip tu temą pavadintum, kas tau būtų įdomu? Apie ką mes kalbame? Apie užsispyrimą? Taip. Užsispyrimas? Mes prieš pradedant įrašą, tai kalbėjom ir apie užsispyrimą, ir apie šleikštulį. Žiaurumą, taip. Tai apie įvairias emocijas kalbėjom. O ką norėtųsi dabar, ties kurią? Ir ką apie tai? Kaip užduotumėm savo klausimą? Čiupinėjom paskutinę. Užsispyrimą. Taip. Tai ne emocija, tai bruožas. Būtų bruožas gal toksai labiau. Charakterio tam tikrai galbūt ir ypatybė galėtų būti, jeigu visur reiškiasi. Jau. Bet man tas užsispyrimas turi tarsi du veidus, kaip ta korta kokia. Man užsispyrimas yra kartu ir atkaklumo toksai draugas, ne? Tai man tas iš dalies su tokiu pliusu. Yra, tokiu, nežinau, atkaklumas yra neblogai, tikslo siekimui. Ir yra toksai kažkoks bukas užsispyrimas, kur ne ir viskas. Taip. Arba yra teisingas kažkoksai vienintelis teisingas būdas. Ir šitaip. Tai čia vienas toksai lyg padeda judėti ir nepasiduoti, o kita tokia savybė, kaip kitoks tas užsispyrimas, jisai trukdo matyti. Pavyzdžiui, kad ar pasikeitė aplinkybės, ar kitus pamatyti, kad nepritar, ar dar kažkas tai tokio. Taip, ir dar kartu, pirmas tai toksai yra kuriantis, nežinau, ateitį, kažkokį, ateitį. O kitas tai toksai greunantis kaip minimum santykį. Minimum. Man gerai vardėjai, kad tai yra atkaklumas ir užsispyrimas. Galim taip ir vadinti, tas atkaklumas bus iš teigiamas pusės, užsispyrimas iš neigiamas. Ar galima būtų kažkaip išteisinti užsispyrimą? Išteisinti? Taip. Norėtųsi tau jį išteisinti? Tarkim. Niekad nežiūrėjom iš tos pusės, pasižiūrim. Tai aš galiu iš karto išteisinti. Išteisink. Pavyzdžiui, galvo, kada reikalingas užsispyrimas, ne? Pavyzdžiui, man tas užsispyrimas yra dar apie tokį kaip ir savo atstovėjimą ribų, tiesos, kuria tikiu, vertybių, nežinau, galbūt netgi kokios toleregystės atstovėjimą. Nes kartais gali būti, kad vienas jau mato, tarkim, diskusijoje, ne vienas jau mato, kas už to kalno, Taip. O kiti sako, ne, ten taip nebus ir panašiai. Tai man toksai apie atstovėjimą, kaip minimum savęs ir savo ribų. O kai mes kalbam apie susiformavusius įpročius ir nuomonės, užsispyrimas yra kurioje vietoje? Jis yra, manau, gyvybiškai svarbus tada, nes jeigu mes neturėtumėm užsispyrimo, tai mūsų įsitikinimai, jie galėtų taip, labai lengva ranka ir tiesiog keistis. Ir tada, o tai koks aš esu, kokią aš save matau, kokią mane aplinka mato, tai tas vaizdelis gali labai lengvai keistis. Tai tame tarpe ir gerai, ir blogai. Tai yra, kad mes užsispyrime turime to tokio ir apsaugančiojo bruožo. Tai yra, kad mes labai greit nepakeisim. Arba, ką tu sakai, Eglė, atstovėti ribas, atstovėti savo matymą. Tiesiog, kad kitų matymas jisai nesugriautų savojo matymo. Tai padeda išsaugoti tokius dalykus, ką mes daug metų įvairiausius įgūdžius mes mokomės, glūdinam ir ar aš matau taip, gerai, tu matai kitaip ir aš užsispyrusiai sakau, o aš matau taip. Tai nereiškia, kad galiu aš negirdėti arba girdėti kitą, man čia atskiri dalykai, bet užsispyrimas man padeda išsaugoti savo matymą tada.
Nu, grinai, ką tu sakė, Eglė, tai yra toks, ir tai padeda nekeisti kažkokių tai savo, tokio kertinių, pavyzdžiui, core values, kaip kertinių vertybių, taip. Taip, ir kartu tokio kažkokio, man labai suskamba, ką tu sakai apie tokio identiteto, savęs susivokimo išlaikymas, nes toks, arba ten kokios esminės savybės iš savęs nebandymas išimti. Tai čia, taip, ar galima taip išteisinti, tai taip teisinam. Taip, tai yra toks žodis savastis, tai yra tai, kas esu aš, koks esu aš, jisai laikui bėgant gali keistis, bet nedramatiškai ir nestaigiai, nes tas užsispyrimas jisai padeda išsaugoti ir sulėtina kitimą. Kai mums tai yra nepalanku, tai laikytumėm kaip ir blogą savybę, bet labai dažnai tai mums padeda išsaugoti save, apsaugoti nuo kitų. Tarkim, aš dabar per savo prizmę galvoju, taip, mane vadina kartais užsispyrusi. Ne? Ir aš galvoju, užsispyrusią mane vadina, kai kažkas yra susiję su tuo, kaip aš mastau, ką aš darau, kaip aš elgiuosi, kaip aš... Tai yra apie mane. Tai, kas susijęs su manim. Ar ne? Man atrodo, kad aš žinau per tiek metų, kas man tinka, patinka, kas yra gerai. Ir kaip Eglė sako, aš matau, kas yra už kalno ir man per daug laiko užimtų kitam parodyti, kas yra už kalno. Ir aš tiesiog, tai yra susijęs su manim, tiesiog patikėk manim ir palik ramybę. Ir iš kitos pusės, kas susijęs su kitais, man įdomu girdėti kitokią nuomonę, man įdomu bandyti suprasti, kodėl žmogus taip mąsto, ar kodėl tai yra jo vertybė. Man nesunku to priimti, man įdomu stebėti kito žmogaus elgesį. Jeigu jisai taip nori, taip daro, jeigu jam reikės, jis paprašys manęs pagalbos. Šitoj vietoje aš esu tokia atvira, laisva, nes tai susijęs su kitais, nebe su manim. Ar tai yra užsispyrimas? Vis tiek? Kaip tai? Tiesiog... Ką tu sakai, tai, kiek tave pažįstu, jeigu tavo aš siūlyčiau, pavyzdžiui, dabar nepasakysiu, kokių nemėgstamų ledų. Pabandyk, tau patiks. Aš žinau, kokią aš atsakymą gausiu, vienareikšmišką. Ir tu būsi labai aiški ir neperkalbama. Bet tai yra apie tokį, žinojimą. Taip. Tai yra, kad ne, aš žinau, man šitas nepatinka, taškas. Aš taip, žinau, ačiū, mėginau, ne. Taip pamėgin, ne. Tai čia užsispyrimas, bet ir žinojimas apie save, kad aš bandžiau, ačiū, nenoriu. Taškas. O gal čia kaip už veidrodžio, ta prasme, tau žinojimas, ne? O kitam atrodo užsispyrimas. Nes, pavyzdžiui, aš žinau, kad aš nevalgau tam tikrų dalykų ir man tai tiesiog neegzistuoja mano meniu. Kitam, bandančią mane įkalbėti kažką tai valgyti, tai atrodo, kad aš kaip ožka. Argi čia sunku, paragaučiau ten kažkokį naują lapą. Ką? Bolivinę balandą, pavyzdžiui, kalbėti. Aš esu valgius ir bolivinę balandą. Bet kažką tokio, kad ir jeigu nemėgčiau aš jos. Ir man tada arba įkalbinėtų mane rytais valgyti kokius konfliksus, ko aš nevalgau, ten dripsnių. Ir atrodo, ožka užsispyrus. Bet man čia labiau yra, kaip jūs sakot, labiau žmogui apie tą savastis ir savęs pažinimą ir žinojimą, kitam atrodo, kad užsispyrimas. Bet man tas užsispyrimas tada irgi atrodo, kad ne pagal plauką arba ne taip, kaip siūlo kitas. Nesutikimas taip. Traktuojamas kaip, arba savo nuomonės turėjimas traktuojamas kaip užsispyrimas. Taip. Nes tarsi turėtum patenkinti, nes kvietime automatiškai užkoduotas dalykas, kad patenkinti kviečiantį, atliepiantį jo kvietimą. Čia toks gali būti jau ir iš kitos pusės tada užsispyrimas, tai yra iš to siūlančiojo pusės, kad ne, vis dėlto pamėgink, tau bus labai gerai. Tai man čia yra tas užsispyrimas, kurį mes pavadinama tas, kur kenkia santykiui, nes tada, ką aš darau, tai aš ignoruoju kitą, ir vis tiek pričinu savo tiesą. Tai yra, kad, o man yra gerai, tai ir tau tiks tam, pavyzdžiui. Tikrai žinau. Ne, ačiū, nenoriu. Arba bandžiau, tai yra ne man. Ne, bet tu pabandyk. Tai yra, ką aš darau, tai aš ignoruoju, nesiklausau, ką man žmogus sako ir toliau savo. Tada, ir taip natūraliai kenkia santykiui, pykdo. Pamačiau kitą gerąją užsispyrimo pusę. Kaip įrodymas, kad mes kontakte.
Plačiau. Ta prasme, du žmonės gali susitikti tik tai tada, kada jie susitinka savo ribomis. Parodymas, savo ne, pasakymą, arba užsispyrimas, jis yra viena iš tokių parodymų, kad mes, ryšį. Tai yra vienas kitą girdim ir dalinamės tuo, kas mums svarbu. Taip, kad ir tai yra konfliktas, grubiai, nesutikimas, bet tai yra, kad tai yra kontakto forma. Galėčiau suprasti. Nes kaip aš kitaip pažinsiu tave, jeigu nežinosiu visų tavo, ribų teritorijose, ne? Užsispyrimas gali parodyti, kad ne, čia ne. Čia mano pamatymas. Aš gal kitą žodį naudoju, bet labai, labai pritariu. Tai yra, man tai apie skirtingumą yra, kad susitikti galima tik tais per skirtingumą, nes per vienodumą labai sudėtinga tada atskirti, o kur vienas žmogus baigėsi, o kitas jau prasideda. Kur kieno ten tas matymas yra. O kai yra labai skirtinga, tada labai aiškiai matosi, kur kieno yra ribos ir tai neturėtų trukdyti girdėti vienas kitą. Kaip tik taip gali padėti žymiai gilesnį ryšį kurti. Ir ką tu sakai, tai tu tą paėmė savybę kaip užsispyrimą, tai yra tas, kas padeda išsaugoti tą skirtingumą, jeigu gerai supratau. Taip. Ir tai man atrodo, kad vienu momentu gali atrodyti kaip didis skirtingumas, bet tai gali padėti ateityje susišnekėti. Bet pradėjo man taip rodytis. Kad aš nebebandysiu, tu manęs nebandysi kalbinėti bolivinę balandą valgyti. Antrą kartą, jeigu girdim jeigu vieną kartą nepaėjo, tai aš vis tiek tavai kalbėsiu, nes žinau, kad čia yra auksinis dalykas. Dievo maistas. Tai tada, kas užsispyręs, tada jau nebe aš. Tas jau antras. Arba abudu. Taip, tai čia vienas iš geriausių būdų, manau, kurti ryšį, tai yra nebijoti, nesutikti ir parodyti savo skirtingumą, per tai ir kurti ryšį, nes tada galim pasimatyti, kokie iš tikrųjų esam, o ne, geriau aš ten patylėsiu, čia sutiksiu, ten kažko tai išvengsiu, tarsi, pavyzdžiui, konfliktą išvengsiu. O iš tikrųjų tai ar būtinai turi būti ten konfliktas, abejoju, geriau yra, manau, parodyti savo matymą ir apie tai kalbėtis, kad būtų vietos. Tai čia taip galėtų padėti. Tai, kai aš gyvenu savo burbulę ir žmonės dažnai etikečių neklijuoja tam, kas vyksta, tai man tai iki šiol atrodo, tai apie ką jūs kalbat, man tiesiog atrodo bendravimas tarp žmonių. Kai žmonės išsisako savo skirtumus, jie vis tiek lieka prie savų nuomonių arba pasidalina kažkuo, yra diskusijos, kiek nori, bet niekada nekalbėjom apie tai, kad užsispyręs arba užsispyrusi, ar ne. Ne, tiesiog pasidalinai savo ribomis, savo nuomonę, man tai buvo tiesiog pokalbis, pažinimas kito. Tai ar iš vis, man atrodo, ar jūs kada nors galvojate apie save kaip apie užsispyrusį? Dažniausiai man veidrodėm parodydavo, kad aš užsispyrus. Turiu meni, kad man sakydavo, tu užsispyrus, arba ten, toška. Nes tuo metu, ką aš išgyvendavau, tai tikrai nebūdavo toksai jausmas, kad dabar tai užsispirsiu, kad tatai dabar nieks nepraeis. Tai dažniau būna, bent jau man išgyvenamas jausmas, kaip tu manęs nematai. Taip. Arba tu manęs nesupranti, o ne, kad dabar užsispirsiu, užtrauksiu rankinį ir ten maksimaliai dabar. Taip. Aš pritariu, man irgi tas pats, kad manęs negirdi. Jeigu vadini užsispyrusiu žmogų, tai jo, čia apie tai, kad negirdi, nepriimi, netoleruoji, ne taip, kaip tu nori, arba, o tai kuris užsispyręs vis dėlto? Arba neduodi šansą tarsi pokyčiai. Kad tikrai šitaip, nežinau, 2 + 2 = 5. Ir viskas. Įdomu tai, ką tu pasakai, kad tau visada sakydavo, kad tu užsispyrus, bet ne tu pati save pastebėdavai kaip užsispyrusi. Ir pradėjau galvoti, ar aš save kada nors esu įvardinus kaip užsispyrusi? Ne, greičiau kaip ambicinga, tikslo siekiančia. Taip, tavo kita pusė. Taip, aš nekėjau, nes tarsi man tas... Balta pukuota. Man atrodo, kad tas užsispyrimas, kad atrodo, kad kitas tave taip pavadina. Ne iš savęs ateinantis pasakymas. Taip. Ta prasme. Ir tuo pačiu prisimenam tą patį, ką tu pradžioje sakei, tą buką užsispyrimą, ar ne? Kur aš negaliu paaiškinti, kaip tai yra, bet kartais taip yra. Ir kai aš pati save pagaunu, kai aš ten bukai kažką, ne.
paskui praeina kuris laikas ir galvoju, blemba, žmogus teisingai sakė, tada Taip. atsiprašau, vis dėlto darysiu taip, kaip sakei, nes, bet pirma mintis, reakcija yra pirma, ne, man nieko nereikia, čia neaiškink, čia aš geriau žinau. Arba... Bet man tas bukumas, tai yra toksai, bent jau du scenarijai yra, kada mane gimsta tas bukas susispirimas. No. Vienas yra per tokį gniuždymą. Žinot, kaip būna, kad kuri čia medžiaga, kuo daugiau minkai, tuo labiau kietėja. Nežinau, kuri tai yra medžiaga, bet chemijoje yra tokia medžiaga, kurią labiau gniuždai, tada nuo to gniuždymo kietėja. Tai man kuo didesnis atkaklumas mano atžvilgiu mane įkalbėti, užsispyrimas, tuo pas mane tas bukas užsispyrimas, nors aš žinau, kad gali būti tiesa, mano bandymas mane įkalbėti, mane gimdo tą buką užsispyrimą. Čia kaip savigina, taip, kaip savigina. Antras scenarius, kada mane gimsta bukas užsispyrimas, yra kada man trūksta laiko paaiškinti arba resursų. Va tada aš galiu ir formos nesirinkti, ir būti buikai užsispyrusi, nes man šviesmečius, tą akimirką atrodo, kad man užtruks šviesmečius išaiškinti ir parodyti, kodėl aš būtent taip matau. Vos ne, pasitikėk, imk už virvės, aš tave nuvesiu ten už kalno, matau, ten švyturį šviečia. Labai suprantu. Ir vienas kolega iš kitokių projektų, kai vedė mums nedideliai vadovų komandai tokius kaip mokymus ar pasikalbėjimą, tiesiog vienų su kitais komandos tokį formavimą ir įvedė tą tokį legalų dalyką kaip trust me, kur mes 4 ar 3, tuo metu neatsimenu, komandoje, kiekvienas turėjom savo stiprybių. Kiekvienas iš vadovų turėjom savo stiprybės kažkokias, nes vienas buvo vienos srities ekspertas, kitas kitos, trečias kitos. Ir paaiškinti ten vienos srities ekspertui iš savo srities kažką yra praktiškai neįmanoma, arba kaip tu sakai, šviesmečius užtrunka. Tai mums patapo legalu, kad ar jūs vienas kitu pasitikit šiaip kaip profesionalais, kaip savo srities žinovais. Vienareikšmiškai taip. Tai sako, tiesiog, kai susidursit su situacija, kuomet bus klausimas ir arčiau kažkurios tais srities, tiesiog pasitikėkit tuo kolega, kuris sako, yra taip. Tiesiog patikėkit manim. Nes aš savo akimis jums to neperteiksiu. Kai vienas yra tiksliukas, o kitas yra menininkas, sakykim taip. Tai va tada atsirado tas, tiesiog pasitikėk. Ir kai aš matau, kas yra už kalno, atvesti tą, kuris nematantis, yra sunku. Tai ir tai ne apie užsispyrimą. Tai aš visiškai tą išgyvenau, vakar buvo toks susitikimas, kuriame aš norėjau paaiškinti IT sprendimą, bet kaip man paaiškinti, kad aš žinau trust me. Šitas geriau tiesiog, imam šitą, viskas tiesiog, nes aš jį išmėginęs žinau, dabar ką man jums rodyti, kaip man jums parodyti, kad šitas, tai yra, kad pasinaudokit mėnesį, jūs žinosi, kad aš teisus, tiesiog. Ką ten aiškinti? Buvo tame susitikime, žinot. Tai tave nepasitikėjo kažkas? Bandė pabėjoti. Bandymų buvo. Bet man labiau apie tą, kad, o kaip man parodyti, kad, nes labai sunku paaiškinti, ten daug detalių reikia paaiškinti. Tu man pasakai, pasitikėkit manim, aš tos ryties esu žmogus, pasitikėkit. Tai tas labiau ir padeda, taip. Jeigu aš kažkiek išmanysiu tas rytį, aš dar turėsiu kažkokių specifinių klausimų greičiausiai. Taip, bet tada bus specifiniai klausimai. Taip. Ne, geros mintis ateina po reikalų. Bet tik tais po. Taip. Aš tai suprantu visiškai, kur paskui tik tai, kažkaip ne taip. Taip, tokių paruoštukų neblogai. Man kažkaip dar šoną neša šitą temą, trumpai pasakysiu, kad man tai yra apie dar, kad tas atrasmi, kai tu pasakai man tokią intuicijos dalį, kur aš negaliu paaiškinti ir man tada, paskui žmonės net ir pamiršta, kad laikė, pavyzdžiui, mane užsispyrusią tuo momentu, bet aš tiesiog, žinau, negaliu niekai parodyti savo galvos projekcijos ant sienos, bet tiesiog žinau, kad taip bus. Ir tada galiu pasirodyti bukai, užsispyrusi kaip, arba kokia, nežinau, arba skeptikė, arba dar kokia nors. Bet čia, sakau, turbūt į paraštės nuėjau. O apie tą intuiciją aš vėlgi radau savo
paaiškinimą, kas tai yra ir apie ką tai yra. Tai yra vis dėlto neįsisąmonintos mūsų turimo žinios ir patirtys, kurios yra kažkur nugulusios ir tai mumise vaidenasi, bet nesąmoningai. Ir va ta intuicija ateina iš tos pusės, intuicijos pavidalų, kur sakom, tiesiog pasitikėk, aš jaučiu, kad bus taip. Nes aš kažkur giliai tai žinau. Sutinku, nes ten yra departamentukas, kuris iš mikro informacijos daro produktą. Bet grįžkim prie užsispyrimo. Bukas užsispyrimas. Užsispyrimas. 3 stadijos. Bukas užsispyrimas paprastasis ir ambicija, kurio su pliusu. Kuris labiau erzina? Jeigu mano, tai nieks neerzina. Jeigu kito, tai bukas. Ne, mane erzina ambicijos. Mane erzina ambicijos kitų žmonių. Kitų žmonių, kodėl? Taip. Ko tu čia prisigalvoji? Gyvenim. Kokios ambicijos? Apie ką čia? Kam? Kodėl? Gyvenk, mėgaukis. Koks tikslas? Kam? Mėgaukis procesu. Tai kažkas mėgaujasi rezultatą. Kažkam reikia hypą ir aukščiau. Citus altus fortus. Va todėl ir erzina. Suprantu, ne čia ko. Čia, žinai, gali būti pavydo tas visas reikalas, kur pats neturi ir pavydi, kad kitas turi. Ir jau lengviau yra nekesti, negu sakyti, kad, blemba, kaip faina, aš irgi noriu. Sakyčiau, čia dar būtų vienas kampas, ar čia apie tą patį. Tai yra, nemažai aš užsispyrimo patiriu, kai yra skirtingi matymai. Žmonės yra toje pačioje situacijoje ir jie mato tiesiog skirtingai. Aš matau va taip, ne, yra va taip. Ir tada tas bandymas apibrėžti vietoj to, kad yra skirtingi matymai ir kaip mes būnam su tais matymais, yra bandymas apibrėžti, kokia buvo objektyvi realybė. Ir tada užsispyrimas čia yra superinis būdas susirieti. Taip. Susipykti. Taip. Bet čia einame jau kažkur. Kitur, bet man tas primena ir praeitų mūsų kartų šnekėjimus apie tai, kad o kaip tada, aš žinau, kad susitarti galima tai tada, kai bent vienas iš dalių eina į kompromisą, ta prasme, bet kaip iš tiesų jeigu tuo metu žmogui taip ir atrodo. Tai jisai savo taip ir stovi tenai, tam dialogė. Man tai vienas toksai klausimas būna, čia dažniausiai su porų terapijoje jisai nuskamba iš manęs. Ar tu gali įsivaizduoti, kad kitas taip mato? Tai yra, ar įmanoma, kad kitas taip galėtų kitaip matyti tiesiog? Tai nereiškia, kad ar teisingai ar neteisingai atvertinama pasidedant, bet ar kognityviškai gali būti tokia kilti mintis, kad kitas tiesiog iš kito rakurso pasižiūrėjo, arba kitaip. Tiesiog. Tai gal tada neegzistuoja užsispyrimo? Gal, ta prasme, iš viso mes čia vadinam užsispyrimu, tiesiog kitokį matymą, kurio nesuprantame. Tai yra savo tiesos gynimas, užsispyrimas šiuo atveju. Tu gini savo tiesą. Man šitas klausimas padeda sustabdyti tą užsispyrimą, kuris užsuka į ratą tiesiog, kur ne. Tu, kai, ta prasme, esi taip užsisukęs tavo pačiam, padeda? Aš savo tai man ne. Aš nepasakyčiau, kad jau labai ir matosi, kad šiuo metu aš dabar užsispyriu, kaip prieš tai šnekėjom. Tada labiau, kad ten, pavyzdžiui, žinojimas, tai kaip tu ten nematai, kaip čia tau dabar parodyti, ar dar kitaip visai vadinasi, nors iš tikrųjų tai gali būti paprasčiausias žodis, aš dabar užsispyriau ir tiek. Tai pačiam kitaip matosi. Apie tą, kaip tu sakei, ir porų santykiai būna ir šiaip tarp dviejų žmonių, kurie yra patyrę kažkokį tai vieną potyrį bendrą ir kai kalbam apie atsiminimą to potyrio, ne? Ir vienas pasakoja savo istoriją, kitas pasakoja savo istoriją. Ir tada tuose pasakojimuose prasideda, ne, buvo ne taip. Arba ne tą dieną, o ten tą. Ir prie tokių detalių, nes vienas atsimena vienus dalykus, kitas kitus, o ko neatsimena, pripiešia. Ir čia tada tas užsispyrimas man labai stipriai pasireiškia. Aš esu ne kartą patyrusi tokias, kai atsimeni, mes ten su tėvais važiavom kažkur, tai ar atsimeni, su draugais buvom tenai. Ir ne, bet taigi mes ne ten buvom. Ten, juk atsimeni, buvo tas ir tas. Ne, nebuvo to.
Ir va čia, kuris užsispyręs, kuris abu savo tiesos laikosi. Tai buvo užsispyręs. Tai gal abu, jo. Tik tais gal skirtingi užsispyrimai, tai yra vienas bando papasakoti taip, kaip matė, o kitas bando apginti savo prisiminimą tuo atveju. Tai yra tai kaip gynybinis mechanizmas, nebuvo ne taip, nes aš prisimenu tai kitaip. O kitas prisimena kitaip. Ir viskas tvarkoja. Tiesiog ar gali būti, kad mes prisimenam skirtingus dalykus, ką tu sakai, skirtingose vietose tiesiog šauktukus sudėjom. Aš esu girdėjusi netgi tokių pasakojimų, kur, sako, kartu važiavom į tą pačią kelionę, praleidom nuostabiai laiką, fantastišką kelionę ir po kurio laiko dalinamės įspūdžiais, atrodom, kad buvom visai skirtingose kelionėse. Tai skirtingi matė? Man tai labai natūralu. Skirtingi žmonės keliavo į tą pačią vietą, veikia galbūt panašius ar tos pačius dalykus. Tai natūralu, kad skirtingi žmonės galėjo skirtingai tą išgyventi. Taip. Tai okay. Tai man čia yra apie tą užsispyrimą, kur jis nėra užsispyrimas, jis tiesiog tai yra mano subjektyvi realybė. Ir jos apgynimas. Aš taip patyriau, o aš taip patyriau. Kaip išteisinam užsispyrimą? Atsibodo apie išnekėti. Ne, dar pašnekam. Užsispirkim pašnekėti. Aš jaučiuosi jį pažinusi, tą užsispyrimą. Ir man pagrindinis dalykas yra tai, kad tai užsispyrimas mato ne pats žmogus, o išorė. Kad iš vidaus į save kaip užsispyrusi nežiūri. Į atkaklų tikslo siekianti. Taip. Turinti ten ambicijų, taip. Bet nepažįstu ne vieno, kuris sakytų, kad jisai užsispyręs. Kol kas nepažįstu. O man nuo šiol pavadinimas, kad tu užsispyrusi, reikš, kad aš pakankamai gerai save pažįstu. Kai tai bus apie mane, aišku. Pasižiūrėjom ir iš šviesiosios pusės, nes dažniausiai užsispyrimas vadinamas toks kaip neigiamas, tu užsispyręs, pavyzdžiui, užsispyrusi. Tai čia yra tokia kaip bloga savybė. Šalia dar gyvūnas būna ožka, ožys atsiranda, palyginimai visokie. Tai yra, kad tik tais tai blogis, bet kartu apkalbėjom, kad taip padeda ir save apsaugoti ir savo matymą apginti. Tai šiek tiek reabilitavom galbūt. Ar čia jau stosim, ar dar kažką turim? Taip, noriu kitas laidas įrašinėti apie ir apginti visas kitas neigiamas emocijas. Norėjau irgi sakyti, kad kitą neigiamą emociją. Arba emocija, arba savybė, ką nors, kas viską neigiama. Išteisinkim. Tikrai taip, viskas yra reikalinga. Negali būti, kad šiaip be reikalo mums tai duota. Ačiū Jums už fainą pokalbį. Iki kitų kartų. Ačiū ir iki.